Sveiki visi! Šiandieną naujienose kalbėsime apie HTC ir Meizu pristatymus, Kreo telefoną ir dar daugiau. Pradėkime naujienas nuo atnaujinimo. Samsung jau siunčia Android 6.0 į Samsung Galaxy S5 telefonus. Prašau pakomentuokite, kokių naujienų norėtumėte, kad paieškočiau. Šitos komentarus perskaitysiu ir aptarsiu, ką pavyko rasti kitoje laidoje. Praėjusioje laidoje kalbėjome apie kompaniją Kreo. Taigi jie jau pristatė savo telefoną Mark 1 su Helio X10 chipset ir su savo Android tema. Kaip minėjome, praėjusioje laidoje šito telefono operacinė sistema bus atnaujinta kas mėnesį. Pakalbėkime apie dar vieną Meizu telefono pristatymą. Vakar Meizu pristatė aukštos kokybės telefoną Meizu 6 Pro. Šito telefono unikali funkcija yra Helio X25 chipset, 10 LED indikatorių blykstė, lazerio autofokusas, 21 megapikselio kamera ir 3D palietimas. Tokį turi tik tais Apple iPhone 6s. Antradienį jau savo flagmeną pristatė ir HTC. Šito telefono pavadinimas HTC 10. Kaip visi flagmenai, HTC turi Snapdragon 820 procesorių, kitaip chipset, 12 megapikselių pačių gaminta kamera ir garsiakalbių sistema, kuri vadinasi Boom Sound. Apačioje yra žemų dažnių garsiakalbis, o viršuje yra aukštų dažnių garsiakalbis. Prašau prenumeruoti mano kanalą ir pažiūrėti kitus vaizdo įrašus. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki.